Skiltis stilingas rytas ir mūsų studijos svečias, vyrų stiliaus konsultantas ir vyrostilius.lt tinklaraščio autorius Algirdas Gricius. Labas rytas. Labas rytas. Algirdai, ilgai nesimatėm, orai spėjo atvėsti, lietaus, kaip žinia, vis daugės, o šiandien, kiek žinau, teko ir gremžti langą atvažiuojant į mūsų studiją. Taip, teko gremžti langą, jau apšalė langai, tai reikia pasiruošti pirštinės. Reikia pasiruošti pirštinės ir, žinoma, reikia pasirūpinti apavu. Tad šįryt mūsų susitikimas tam ir skirtas. Kalbėsime, kaip prižiūrėti vyrišką apavą, avalynę. Tad pradėkime nuo to šaltojo sezono. Kokie iššūkiai tenka vyrams ir jų avalyniai? Iš tikrųjų, šaltasis sezonas Lietuvoje, toje šalyje, kur mes gyvename ir turime 4 skirtingus metų laikus, skiriasi ne tik temperatūra, tačiau ir oro sąlygomis. Ir ruduo bei žiema yra tie metų laikai, kuomet iš tikrųjų batam tenka labai didelė apkrova. Tai yra ir lietus, ir drėgmė, ir druskos, kuriomis yra nubarstomi keliai žiemą, purvai ir daugybė kitų dalykų. Todėl labai svarbu juos apsaugoti, kadangi kitų atveju gali būti taip, jog po rudens žiemos sezono batus teks išmesti šiukšlių dėžę. Na, kokios tos priemonės būtinos prižiūrint avalynę ir be kurių siūlytumėt jų neišvengti? Viena iš priemonių, iš tikrųjų, kuri pamažu pradeda atsiradinėti parduotuvėse Lietuvoje, batų parduotuvėse Lietuvoje, tai mediniai batų kurpaliai. Bato formą priminantis mediniai kurpaliai įsideda į batus tuomet, kada jie yra šlapi ir padeda sugerti drėgmę. Nes normalu, jeigu lauke lyja arba sniegas, batai sušlampa tiek išorė ir galų gale avint, koja viduje taip pat prakaituoja, batas sušlampa ir viduje. Tai geriausias būdas yra įkišti šios medinius kurpalius, jie sutrauks visą drėgmę ir padės batam greičiau išdžiūti. Jokių būdų nereikia judėti ant radiatoriaus ar gyvatuko, tarkim, karšto vonioje, kadangi galima labai greitai sugadinti bato odą, nepataisomai. Būtent tos druskos, kaip su jomis elgtis, kurios nusėda ant bato ir, jeigu laiku turbūt jų neįveiksime, nenuvalysime, po to teks išmesti tos batus, ar ne? Ar bent jau nebenešioti jų? Tikrai taip. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad kartais pakanka vieną kartą praeiti su batais žiemą, sniegu, kuriame buvo pribarstyta druskų. Ir grįžus namo vakare po darbo, juos tiesiog palikti, pamiršti, atsikelti ryte ir pamatyti, kad batam jau viso gero. Nes druskos iš tikrųjų labai smarkiai veikia odą ir jų iš anksto ir kuo greičiau nenuvalius, jos išgrauž tiesiog tą odą ir liks akivaizdžiai matomas žymės, kurių nepavyks panaikinti. Todėl, jeigu yra įmanoma, tik atėjus į darbą iš karto reikėtų, kad ir sušlapinta servetėlė, popierinė servetėlė iš karto kuo greičiau nuvalyti druskas. Ir be abejonės grįžus namo padaryti lygiai tą patį. Jos nespėtų įsigerti. Taip. Kremas, blizgiklis, pasta, taip pat žiūrovai išvys šias priemonės, kokią pasirinkti, kuri kam skirta, galbūt yra tam tikrų kaip ir sumaišties. Yra sumaišties ir kremas, bato kremas geriausiai turbūt įsivaizduot būtų kaip rankų kremą. Tai yra priemonė, kuri įsigeria į bato odą, kuri ją atnaujina ir kuri padeda neišdžiūti ir nesutrūkinėti. Tai būtent dėl tos priežasties kremas yra reikalingas. Kita vertus, blizgiklis yra visiškai kitos paskirties priemonė, jį lieka ant bato paviršiaus, padengia jį ir ne tik apsaugo nuo drėgmės, nuo lietaus, nuo sniego, atsparumą suteikia jam, tačiau tuo pačiu ir suteikia galimybę batą išblizginti. Na, kuo blizginti? Taip pat gali kelti galvos skausmą, lengviausia turbūt medvilninė skepetaitė kokia, bet turbūt tai neskirta blizginimui. Blizginimas visgi vyksta su šepečiais tam tikrais. Blizginimas iš tikrųjų netgi dar daugiau sudėtingesnis procesas ir, tarkim, pasižiūrėjus netgi tos pačius filmukus internete, galima pamatyti, kaip pusę valandos vyrai praleidžia juos blizgindami. Tačiau iš esmės reikėtų galbūt turėti 2 šepečius. Vienas nedidelis apvalus šepetukas turėtų būti skirtas ir yra iš tikrųjų skirtas ne nuvalyti batui, tačiau į jį įtepti kremą. Mažasis kairysis šepetukas, kurį dabar žiūrovai gali matyti ekrane, būtent tam ir yra skirtas. Kita vertus, didelis, jeigu geresnės kokybės iš arklio šatų padarytas šepetys, turi visiškai priešingą paskirtį ir jis yra skirtas nuvalyti nuo bado papildomą sluoksnį. Ar tai būtų kremas, kuris ne visas galbūt įsigėrė ir liko ant bato paviršiaus, ar tai būtų blizgiklis. Ir trečioje paskirtis yra bato pašiaušimas. Ir tas bato pašiaušimas, jeigu ypatingai didelio blizgesio nenorite, jisai suteiks tą tokį, tarkim, vidutinio blizgumo padarys batą ir su juo galėsite tiesiog keliauti jau iš karto kažkur į darbą ar į kitą vietą. Na, o jeigu norisi dar daugiau blizgumo? Jeigu norisi dar daugiau blizgumo, yra speciali technika, kuri naudoja
medvilninė servetėlė, galima panaudoti tiesiog galbūt senus nešiojimus, nebedėvimus marškinėlius ir truputėlį vandens. Ir tai užtrunka, kaip minėjau, pusę valandos, galbūt valandą, tai yra nuolatinis procesas, kuomet yra maišomas batų blizgiklis su vandeniu truputėlį ir sukamaisiais judesiais batas yra blizginamas, tol kol yra pasiekiamas tas vadinamas veidrodinis atspindys. Iš tiesų, ant bato priekio, jeigu ypač daug buvo įdėta darbo, galima matyti netgi save. Na, o jeigu vyriškis nusipirko zomšinius batus ir vis dėlto planuoja su jais vaikščioti šaltuoju sezonu, patartumėte tai daryti, ar geriau pasiieškoti kitų batų, arba kokią priežiūrą tada, intensyvę priežiūrą taikyti zomšiniams batams? Taip, zomšiniai batai ir lietus bei sniegas, ko gero, du patys didžiausi priešai yra. Ir nors zomšiniai batai iš tikrųjų labai gražiai atrodo derinyje su tvido ar flaneliniu vilnos kostiumu, tačiau jos avėti reikėtų sausuoju oru. Iš tikrųjų nesvarbu, ar tai yra vasara, ruduo ar žiema, oro temperatūra nelabai svarbu oro sąlygos. Turi būti sausa. Jeigu bus šlapia, zomša, purvas, lietus, sniegas labai greitai išsitepa ir labai sunku gali būti pašalinti. Tai tokiu atveju, jeigu visgi yra šlapia, sniegas, lietus, pasirinkti įprastos odos reikėtų batus ir būtent juos avėti. Kalbėjom dar prieš eterį apie padus. Kokį batą reikėtų rinktis, su kokiu padu? Taip, nors anksčiau buvo retenybė, tačiau po truputėlį Lietuvoje atsiranda batai turintys odinį padą. Odinis padas, jisai be abejonės yra šiek tiek plonesnis ir galbūt labiau solidžiau ir formaliau atrodo. Tačiau žiemos metu druskos, vėlgi tos pačios druskos, kuriamis būna nubarstyti mūsų keliai ir kartais galbūt ir šaligatviai, tirpdantis sniegą, labai greitai gali nepataisomai sugadinti ir priešingai negu, tarkim, su bato viršumi, kur atėjus į darbą ar grįžus namo galima iškart nuvalyti, bato padas jisai turi pastovų kontaktą su druska ir druska labai greitai gali jį sugriaužti. Ir tada vienintelis būdas, ką daryti, tai jeigu įmanoma, jeigu bato konstrukcija leidžia pakeisti padą, tą padaryti, aišku, pačiam tikrai nepavyks. Jeigu batai yra kokybiški ir žinoma prekės ženklo, tai ko gero jas reikės siūsti į būtent tą vietą, kur prekės ženklas atlieka tokį taisymą. Be abejo, reikės laukti galbūt mėnesį ar du, tai jeigu tai atsitiko vasario pradžioje, gali būti, kad tik tai kovo mėnesį batus gausi. Tai geriau tada jau apsidraudžiant pirktis. Geriau reikia guminio pado ir guminis padas be abejo, nes geriau, kad būtų irgi šiek tiek storesnis, nes storesnis guminis padas reiškia, kad pats batvirčius bus šiek tiek aukščiau vaikštant, taigi purvui, drėgmiai, nešvaruvam ir tai pačiai druskai patekti ant batvirčio bus gerokai sunkiau. Na ką, Gelgardai, dėkoju už patarimus vyrų vardu greičiausiai, nes ši skiltis, kai susitinkame su Algirdu, skirta vyrams ir vyrų stilių aptarti, o aš sakau kitų kartų. Dėkoju. Iki.